parodoje nusprendėme akcentuoti, kad mes kūrėme vaiko ekspozicinį kambarį, kuris būtų visiškai kitoks, sukurtų visiškai kitokią nuotaiką ir kad parodyti žmonėms, kad vaiko kambarys nebūtinai turi būti labai margas, labai spalvingas. Tiesiog galima išdėlioti tam tikrus spalvinius akcentus, kad lubos gali būti tamsios, bet nebūtų niūrios ir visiškai neslėgtų. Kad tapetai gali būti nebūtinai spalvoti, ryškus ir visa kita. Dėl to sukūrėme juodai baltus tapetus, kurie yra spalvinimo knygelės principų sukurti, kad galima būtų spalvinti pačiam vaikui. Taip jisai lavėja ir tiesiog kūrybiškai gali save pasireikšti, naudoja kokias spalvas, kurios patinka, išsipaišo tiek, kiek jam patinka ir tokią dalį ir tokiomis spalvomis. Tada gauname, kiekvieno vaiko kambarys yra individualus. Norėjusi sukurti ir baldus, kurie būtų nestandartiniai, panaudoti visai kitas medžiagas. Panaudojame klijuotos fanieros plokštės, kurias laminavome įvairiausiomis dangomis. Taip išvengiamas yra briaunų apklijavimas, mes jas tiesiog išvaškojame ir su laiku jos neatsiklijuoja. Baldai patys yra lengvesni, grakštesnių formų, neapkrauti stalčiais, nėra jokių kažkokių ten stambių spintelių ir tiesiog, kad būtų mobilus. Taip pat staliuką turime, kuris yra labai svarbus vaikams ir mamoms ypač, kurios turi mažus vaikus, kadangi daug yra žaislų ir juos reikia kažkur sudėti. Dėl to turime mažą staliuką su daug stalčiukų, į kurias galima skrauti tvarkingai tiesiog žaislus. Taip pat sugalvojame, kad stale iš tikrųjų popierių galima būtų susidėti nišą ir taip turėtume tvarkingą erdvę. Pieštukams irgi susistatyti pieštukus ir gauname irgi tvarkingai, įdomiai ir visiškai kitų požiūrių. Kuriant vaikišką lovelę norėjusi išvengti standartinių kojelių, kurios su laiku tiesiog būna ne visiškai stabilios. Dėl to panaudojame visą šoninę plokštę ir iš jos padarėme kartu koją, kartu su plokštai. Dėl to baldas yra stabilesnis ir su laiku neišsijudina nei kojelės ir visuomet yra tvirtas. Kitas sprendimas šio apšvietimo, kad mes iš ties galime panaudoti paprastą girliandą šviečiančią virš vaiko lovelę, sukurti kažkokį vaiko debesį, kuris sukurtų nuotaiką. Kitas dalykas, kad vaiko kambarys ir šiaip dažniausiai būna labai nedidelis ir susistačius baldus lieka nedaug vietos, tarkim, kad kilimui, kuris suteiktų kažkokios gyvybės, jaukumo ir šiltumo. Mes sugalvojame padaryti mažus kilimėlius, kuriuos galima padaryti, sakykime, skirtingų spalvų ir juos jungti tarpusavį. Taip galima padaryti visiškai mobilų kilimuką, kuris yra skirtingos spalvos, skirtingos storio, pats plaukas ir jį sujungti netgi skirtingą konfiguraciją, nebūtinai stačiakampio formą. Taip paprastai, mobiliai padarome kilimą vaiko kambariui, galbūt ir ne tik. Esu Giedrius Bučas, UAB Interjero elementai direktorius. Mūsų specializacija dirbti su dizaineriais, architektais, kurie turi tam tikrų išskirtinių idėjų, kaip pavyzdys dizaino metrai, šiuo atveju sugalvojo vaikiškus baldus, kitokius negu standartiškai, ir mes jiems galėjom pagelbėti pateikdami medžiagas tiem baldam. Šiuo atveju dizaino metrai labai puikiai parinko paviršius atsparius, kadangi tai yra baldai vaikams, jie turi būti atsparus, mažai braižytis. Taip pat vaikams baldai turėtų būti šiek tiek spalvinė prasme išspręsti gražiau. Tai šitą mes irgi galėjom padaryti. Yra natūralios medžiagos, natūralūs paviršiai, netgi su eko ženklu, kur pagaminti iš augalinių medžiagų, be dažiklių. Tai taip pat, kadangi šiandien dienai daug kas orientuojasi į eko produktus, tai mes taip pat turim pasiūlyti tokius dalykus. Mūsų pagrindinė užduotis yra įgyvendinti dizainerių, architektų norus ir sprendimus, ir turėdami platų asortimentą medžiagų, turėdami technologinės galimybės apdirbti tas medžiagas, tai galime pasiūlyti ir laukiam idėjų, kurias pasiruošę įgyvendinti.